Mineralizuokis. Tokiu šūkiu 2015-aisiais Birštonas sukvietė gyventojus ir svečius į miesto šventę. Ji kaip visuomet prasidėjo tradicinė eisena kurorto gatvėmis, kurioje dalyvavo beveik visų mieste veikiančių įstaigų atstovai ir meno kolektyvai. Mane tikrai maloniai nustebino, nes atsiliepė labai daug žmonių. Ir aš galvoju, kad čia svarbiausia yra tas bendruomeniškumas, ar ne? Žmonių noras pabūti kartu dalelė to šventės. Va čia ir yra parodymas, kad jie yra dalis kurorto, ar ne? Jie yra gyventojai, jie taip pat dalyvauja ir kuria pačią šventę. Kasmet eisenos dalyviai stengiasi kuo įdomiau prisistatyti, tad spalvų, išmonės ir puikios nuotaikos čia tikrai netrūksta. Mineralinė vonia poilsis, relaksuojamės. Taip netradiciškai kviečiat į savo spa centrą. Kadangi mes esame gydymo sveikatinimo įstaiga, tai natūralu, kad vonia yra neatsiejamas dalykas. Tai vonia kaip procedūra yra labai paklausi ir populiari, tai todėl ir kviečiam savo svečius. Ar ilgai ieškojo drąsuolės tos undinės į vonią? Mes turime etatinius modelius, taip kad čia konkursas buvo. Nešim vėliavą su banginiu, o vandens šventė tuo pačiu, tai mes ypatingai norim ir padalyvauti, pabūti ir koncerte. Mineralizuojamės. Gėrėm daug mineralinio vandens, esam labai energingi ir sveiki bočiai. Kodėl lašeliai? Kad vanduo ir oras, vandens lašeliai, sveikatos šaltinis. Ar visada dalyvaujate eisenoje? Kiekvienais metais. Kiek jau metų? Mes nuo 9, tai jau 6 kartas. Pirmieji metai, tai iš tikrųjų labai smagu matyti, kad čia tiek daug žmonių susirenka ir labai įdomių daug idėjų galima pamatyti eisenos metu. We are a chorus from Leckers. Hans-Peter Feddersen is Ehrenbürger from Birchtners. We are very happy and very proud that we can make here our gig, and we are very, very surprised how many people here are on the road. Birštonas, aš galiu pasakyti, tampa tikrai veidu, tokiu, kur yra patrauklus ir Lietuvos žmonėms, ir užsieniečiams, ir jis išsiskiria tokia unikalia gamta. Tai, kad yra Nemunas su aukštom krantinėm, kurios, galima sakyti, apsaugo nuo blogo vėjo ir miestas, kad būtų ir saugus, ir ramus, ir tikrai čia galima praleisti labai nuostabiai ir laisvalaikį. Labai linksma, labai faina. Norėtum, kad daugiau tokių švenčių būtų. Birštonas sugeba kažkaip pritraukti daug svečių ir šventė, aišku, ir vietiniams labai puikiai. Ir tikrai laukiam, birštoniečiai laukiam, šaunu viskas. Keičiasi kiekvienais metais tik į gerą. Mes esame ir anksčiau buvę Birštone ir tikrai nemažai pasivaikščiojo pėsčiomis ir pažiūrėjo to miestelio. Tai dabar galima sakyti, kad tas miestelis truputėlį kitaip atrodo ir daug geriau. Aš tai sakyčiau, net truputėlį, gerokai yra pasikeitęs. Iš tikrųjų, net jau vien įvažiavus, pamačiau po kairė didžiulius rūmus, kurie ten bus nuostabu. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų. Duok Dieve, kad sektųsi tiem nedideliem miesteliam, kad čia žmonių būtų marios. Tai tikrai linkiu to.